Stalo žaidimas Čiurlionio iššūkis kviečia jūs žaismingai pažinti ir patirinėti menininko darbus. 3 žaidimo variantai leis įvairiais būdais priartėti prie įspūdingo grožio bei vaizduotę išlaisvinančių paveikslų. Žaidimą gali žaisti nuo 2 iki 10 žaidėjų, rekomenduojamas amžius nuo 8 metų. Pirmasis žaidimo variantas Pavaizduok. Tai žaidimas skirtas grupėms nuo 4 iki 10 žaidėjų, kurie pasidalina į 2 komandas. Paruoškite žaidimą ant stalo padėdami korteles, suktuką, taškų lentą ir abiejų komandų figūrėles. Išrinkite žaidimą pradedantį žaidėją, jis taps pirmuoju vedėju. Kiti jo komandos nariai pasiruošia spėti, ką jis pavaizduos. Varžovų komanda iš išmaišytos kortelių kaladės ištraukia 8 korteles. Iš jų išrenka vieną dailininko paveikslą ir slapta parodo užduotį atliekančiam žaidėjui kitoje komandoje. Šis jį įsidėmi ir pasuka suktuką. Priklausomai nuo išsukto skaičiaus, jam reikės apibūdinti paveikslą vienu iš 8 aiškinimo būdų. Išrinkta kortelė grąžinama varžovų komandai ir sumaišoma su kitomis ištrauktomis kortelėmis. Visos 8 padedamos atverstos ant stalo. Vedėjas turi 15 sekundžių pasiruošti užduočiai. Pasibaigus laikui, jis turi suktuko nurodytų būdu pavaizduoti ar apibūdinti varžovų išrinktą Čiurlionio kūrinį. Jo komanda turi 3 bandymus atspėti, kuris tai kūrinys. Spėjama garsiai, pasakant paveikslo numerį užrašytą ant kortelės. Atlikus spėjimus, komandos apsikeičia vaidmenimis, kas kart keičiasi ir užduotis atliekantis žaidėjai. Pasibaigus kortelėms kaladėje, panaudotos kortelės išmaišomos ir sudaroma nauja kaladė. Laimi komanda pirma užkopusi į Čiurlionio pilies viršūnę, tai yra surinkusi 20 taškų. Atkreipkite dėmesį, lentoje paryškinti laukeliai 9, 13 ir 19. Tai slidžiausios kalno dalis. Figūrėlę pastačius ant vieno iš jų, grįžtama per vieną laukelį atgal. Antrasis žaidimo variantas Papasakok. Žaidimo pasiruošimas ir žaidėjų skaičius identiškas pirmajam variantui. Čia vietoje suktuko skaičių naudojamos raidės, o paveikslai apibūdinami žodžiais. Užduotį atliekantis žaidėjas pasuka suktuką. Rodyklė sustoja ties tam tikra raide arba raidėmis. Žaidėjui skiriama 15 sekundžių, kad jis pasiruoštų apibūdinti paveikslą žodžiais, kurie prasideda tik ta arba tomis ir abiem gretimomis šalia suktuko rodyklės esančiomis raidėmis. Galima vartoti įvairius žodžius, tačiau draudžiama sakyti kūrinio pavadinimą ar jo dalį. To nesilaikant, visi šio ėjimo taškai atitenka priešininkų komandai. Jei suktuko rodyklė sustoja rodydama į žvaigždutę arba greta esančius laukelius, prieš atverčiant likusias korteles žaidėjai gali pasirinkti papildomą raidę, kuria prasidedančius žodžius taip pat galės vartoti apibūdindamas kūrinį. Taškų skaičiavimas ir tolesnė žaidimo eiga niekuo nesiskiria nuo pirmosios žaidimo versijos, laimi komanda pirma užkopusi į Čiurlionio pilies viršūnę. Trečiasis variantas – Atspėk pavadinimą. Šioje žaidimo versijoje žaidėjai žaidžia kiekvienas už save ir bando atspėti nutapytų paveikslų pavadinimus. Žaidimą gali žaisti nuo 2 iki 6 žaidėjų. Žaidime papildomai naudokite paveikslų pavadinimų ir atsakymų sąrašą. Išrinktas klausimo vedėjas iš išmaišytos kortelių kaladės ištraukia 8 korteles, iš jų išrenka vieną dailininko paveikslą, o likusias atideda į atmestų kortelių krūvelę. Taisyklių knygelėje atsakymų sąraše pagal kortelės numerį jis suranda jo pavadinimą ir niekam nerodo. Tuomet ant stalo priešais žaidėjus padeda atverstą kūrinio kortelę ir pateikia visų paveikslų pavadinimų sąrašą, o suktuko rodyklę nustato į 8. Savo ėjimo metu spėjantysis žaidėjas turi vieną galimybę iš duoto sąrašo atspėti kūrinio pavadinimą. Jeigu nepavyksta, vedėjas po kiekvieno ėjimo pasuka suktuko rodyklę per vieną skaičių atgal ir teisė spėti atitenka kitam žaidėjui. Jei žaidėjas savo ėjimo metu atspėja kūrinio pavadinimą, jis pelno tiek taškų, kiek tuo metu rodo rodyklė. Spėjantysis žaidėjas gali vedėjo paprašyti užuominos, užduoti jam klausimą, į kurį galima atsakyti tik taip arba ne. Pavyzdžiui, ar kūrinio pavadinimas vienas žodis, o gavęs atsakymą pateikti savo pavadinimo spėjimą. Tačiau, tokiu atveju rodyklė nukreipiama į mažesnį skaičių dar prieš spėjimą. Taigi, žaidėjas turi rinktis, ar prieš spėjimą gauti daugiau informacijos apie kūrinį, bet pelnyti mažiau taškų, ar rizikuoti dėl daugiau taškų ir spėti pavadinimą be užuominos. Jeigu keli žaidėjai nepateikė teisingo atsakymo arba pateikė jį po 5 klausimų arba spėjimų, taškų šiame rate pelno ir kortelę išrinkęs vedėjas, kaip nurodyta taškų skaičiavimo lentelėje. Šiame spėjimų rate naudota kortelė grąžinama į dėžutę. Pasibaigus kortelių kaladei išmaišomos atmestos nepanaudotos kortelės ir traukiama iš jų. Naujų klausimo vedėjų tampa žaidėjas iš kairės.
Suktuko rodyklė atsukama atgal, kad rodytų į 8. Laimi žaidėjas pirmas užkopęs į Čiurlionio pilies viršūnę. Jeigu bet kuriame iš žaidimo variantų yra delsiama pateikti atsakymą, vedėjas gali panaudoti 15 sekundžių laikmatį. Per šį laiką nenuskambėjus spėjimui laikoma, kad pateiktas neteisingas atsakymas. Stalo žaidimas Čiurlionio iššūkis, kai menas tampa žaidimu.